Labą visiems ir sveiki atvykę į naująjį Zylė apžvalgos video. Šiandieną turime 3 Zylė maistinius termosus, vieną 2,5 litro ir 2 1,8 litro. Taigi pradėkime nuo mažesnių. Šio modelio turime 2 spalvas – bordinę ir tamsiai pilką. Vienas iš šio termoso privalumų yra, kad jis turi 2 atskiras talpas. Todėl galima susidėti skirtingus patiekalus arba viską dėti į vieną talpą. Kad dangtelis neprisivakuumuotų, yra padaryta speciali slėgio sklendė. Ją atidarius taip pat ten rasime ir kompaktišką sulankstomą šaukštelį. Maistas šiltas išlieka termose iki 12 valandų. O tai yra dėl specialios technologijos. Termosas turi 2 sienas, išorinę ir vidinę, o tarp tų 2 sienų yra vakuumas, kuris būtent ir laiko šilumą. Termosai, kurie yra vienasieniai ir nevakuuminiai, jums šilumos niekada nelaikys. Dar vienas būdas prailginti šilumos išlaikymo laiką – prieš dedant maistą sušildyti sieneles karštu vandeniu, kad neįkaitusios sienelės jums jo neatšaldytų. Toliau turime 2,5 litro termosą. Visos jos savybės labai panašios. Jis taip pat laiko karštį 12 valandų, tik tai tiek, kad vietoj 2 indelių turi 3. Visi indeliai bei patys Zylė termosai turi tarpines, todėl jokie skysčiai jums tikrai neprabėgs. Gamtoj, kelionėje ar darbe šie termosai pravers visur. Šiltas maistas palaima sielai. Tai tiek apie Zylė maistinius termosus ir pamatysiu aš jūs kitame video. Iki.